kas mes esam, kas čia tokie. Tai va, tokie kunigai, jiems reikia pagalbininkų, kurie padėtų organizuoti visą tą veiklą, kuri ištobulintų žmonės. Tam tikslui atsirado referentai. Referentės, kurie rūpinasi visą tą veiklą ir šiandien jų čia turim tris referentės šiuo atveju turim. Tai kviečiu tas referentės, kurios yra iš įvairių universitetų. Dabar čia yra Šarūnė, Kristina ir Jacinta. Atitinkamai yra universitetai KTU, LSMU ir VDU. Ir tada jau išaugo iki tam tikro reikalo. O kad tą reikalą palaikyti, išaugo tam tikri aktyvų žmonės, kurie sako, man yra brangus šitas dalykas, aš noriu to rūpintis ir aš to rūpinsiuos. Ir taip atsiradau aš, man pradėjo rūpėti, aš prisėmiau atsakomybės ir taip atsirado Aušrinė. Tai dabar kviesiu ir Aušrinę. Ir kaip mes veikiam, kapelionai rūpinas visą tokiu konkrečiai sakramentais ir visų to patarnavimu tokiu, o mes penkiese gavomės, kad dabar apsėmėm tokią atsakomybę, kad mes einam kiekvieną savaitę į susirinkimus, galvojam, kaip čia galim labiau atliepti visus šitus jaunų suaugusių poreikius ir kaip čia apskritai galėtų vykti geriau dalykai. Esmė, kad mes jau vos neuždominavom tą bažnyčią, nes atsirado tie aktyvūs žmonės, kurie sako, aš prisimsiu atsakomybę. Mes tos žmonės vadinam koordinatoriais, kurie koordinuoja tam tikrą sritį, dėl kurios šita bendruomenė įgauna skonį. Visiems jiems buvo iš pradžių nedrąsu, bet prisėmė atsakomybę ir padarė. Labai augam, matom, kad, pavyzdžiui, žmonės nori daugiau augimo turinio. Iš pradžių buvo vien tik fiesta, kunigo Petro sangrijos, kruasanai sueidavo, visus poreikius patenkindavo. Ta prasme, čia jau yra pikas, visi poreikiai patenkinti, žiauriai fainai. Ir iš tikrųjų mūsų misija va čia buvo pasitikti žmogų, kuris nori siekti tikėjimo ir augti tikėjime. Mūsų tokia misija buvo. Ir kas laukia toliau. Ir panašu, kad ta mūsų misija pereina į tai, kad mes labiau vienijam tos žmonės, kurie nori siekti tikėjimo, augti tikėjime ir auginti kitus. Ir būtent todėl mes galvojam pereiti labiau ne į alfa kursą, bet į kokias katechezes, kur jau rimčiau nagrinėtume, ką reiškia būti tuo žmogum, ką reiškia būti suaugusiu žmogum, nes visi einam link suaugusio kelio. Koks yra mūsų pašaukimas? Ką mes čia esam sukurti, nes kiekvienas čia stovintis turėsim atsakyti savo šitą klausimą, dėl ko aš gyvenu. O antras klausimas, dėl ko aš galėčiau paaukoti savo gyvybę. Tikslas, kad šitas susibūrimas padėtų jums atsakyti šitus du klausimus. Ir labai tikiuosi, kad šitos veiklos ir eis maždaug tokia kryptimi. Kai kurie žmonės jau dėjo žingsnį, buvo pilnai krikščioninti, kai kurie šitoj bendruomeniai priėmė sutvirtinimo sakramentą, kai kurie priėmė ir krikštą, kai kurie priėmė pirmą komuniją ir panašiai, yra pakrikštų sutvirtintų, kurie priėjo visą šitą kelią. Ryškiai šviečiasi, kad mes einam tokiu keliu, kad, palauk, iš tikrųjų, kad šitoj vietoj gali ateiti bet kuris, kuriam yra brangi ta misija auginti, augti ir auginti kitą. Tai yra, taip, tas, kuris ieško tikėjimo, tas, kuris nori augti tikėjime ir tas, kuris nori auginti kitus. Bet kas, kam brangi šitą misiją, gali čia ateiti. Jeigu tai yra sutuoktiniai ar sužadėtiniai, kurie augs į tarnystės kelią, jų tarnystė atsiskleis, ir šeimoje, bet to pačiu jie gali prisidėti prie, pavyzdžiui, studentų auginimo. Niekas tam netrukdo. Jeigu jums artima šitą misiją, aš tikiuosi, kad mes sugebėsim suteikti jums erdvę tą daryti. Ir jūs esate čia laukiami tikrai. Kažkada tikiuosi išeis ir vyresnius pajungti į tą tokį judėjimą, kad jie rūpintųsi, pavyzdžiui, jie galėtų būti mentoriais. Galbūt palydėtojais kažkokiais tais, galbūt tiesiog aukoti, bet turėti savo grupelės, kurie susirenka ir aiškinas, kaip geriau palydėti kitus, kaip įgyvendinti tą misiją, Esmė, kad, visiems, kam brangi šitą misiją, gali čia būti, aš manau. Ir mes bandysime eiti maždaug tokiu keliu. Tai jeigu jūs širdį jaučiat kažkokį troškimą, kad aš noriu tam savo gyvenimui suteikti prasmę, bet dar nežinau kaip, galite pabandyti šičia. Negrybauk.